ir prašom, Sigita. Taip, laba diena, labai ačiū Helmutai už pristatymą, labai džiaugiuosi, kad vyksta šitos paskaitos, labai dėkoju gausiai susirinkusiems. Žinoma, turbūt ne nuotolinė paskaita būtų gyviau, bet, nu kągi, visi keliai veda į Romą ir gal susitiksim ne nuotoliu Romoje. Tai dabar tada kimbu į savo paskaitą, kaip įprasta, kaip kolega Helmutas mane informavo, šitų paskaitų trukmė yra valanda, tai pasistengsiu į tą valandą sutilpti ir papasakoti tai, kas labai, man atrodo, svarbu. Taigi, vakarų katalikybės dvasinis centras, imperatorių karūnavimo, piligrimų meta, su niekuo nesulyginamas meno muziejus, Švento Petro bazilika yra ne tik Romos širdis, bet kai kuriais istorijos etapais tai yra vieta lėmusi ir paties miesto, tai yra Romos prisikėlimą. Švento Petro bazilika yra universalus katalikų bažnyčios simbolis ir be galo svarbus istorijos liudininkas. Na ir pasakojimą pradėsiu nuo galimo Švento Petro atvykimo į Romą ir spontaniško kulto gimimo jo palaidojimo vietoje. Šią temą bibliografija yra labai plati ir įvairi, nuo neįkainojamų senųjų rankraščių iki mūsų laikais parašytų storų monografijų. Mano pasakojimas remiasi Paulos Bokardi Storoni, garsios istorikės, archeologės veikalu apie Švento Petro bazilikos istoriją. Ir aš jos kaip ir reziumuoju jos tyrimus, perpasakoju. Taigi tradicija byloja, kad Šventasis Petras mirė kankinio mirtimi Romoje, Nerono persekiojimo kilusio dėl 64 metais Romos gaisro laikais. Pasak šios tradicijos Petras buvo nukryžiuotas Gajaus ir Nerono cirke, Vatikane, o jo kapas randasi po Švento Petro bazilikos konfesija. Dabar konkrečiai žiūrite į šitą atvaizdą, kuris yra Siksto koplyčioje. Čia yra garsaus labai Quattrocentisto 15 amžiaus Italo Perugino kūrinys, kuris vaizduoja, kaip Kristus įteikia raktą Petrui, raktus, tai čia tas garsus, tas Švento Mato Evangelijoje skaitome šiuos iškilmingus žodžius, kuriais vargšas Galilėjos žvejys tampa bažnyčios, katalikų bažnyčios pamatu ir pirmuoju popiežiumi. Ir aš tau sakau, tu esi Petras uola, ant tos uolos aš pastatysiu bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Čia būtent tai ir yra vaizduojama. Taigi, Šventasis Petras yra popiežiaus primato pagrindimas, šie žodžiai, va šita tradicija. Ir aišku, tai nekėlė jokių abejonių ir vertė artintis tikinčiuosius prie Švento Petro kapo su baime ir drebėjimu. Na ir beveik 1600 metų niekas nebejojo šios tradicijos patikimumu, negalvojo jos tikrinti to kapo vietos, kalbu jau dabar, nes netgi baroko epochoje, kuomet buvo kasami ir daromi sutvirtinimai Mikelandželo kupolą laikantiems pilioriams, gal čia dar truputį toliau tos bus skaidrės, tai pilioriams ir vėliau Berninio baldakimo kolonoms niekam nešovė mintis patikrinti, kas yra apačioje, nors tuo metu buvo rasti ir iškasti senieji sarkofagai, mūros, mozaikos, memorialinės plokštės, kurios buvo jau, kaip sakyti, sudarė tą archeologinį sluoksnį. Ir verta paminėti 16 amžiaus pabaigos epizodą, kuomet popiežius Klemensas VIII, jo noru, jo valia buvo statomas Švento Grigaliaus altorius ir dėl bazilikoje vykdomų altoriaus statybos darbų prasiveržė užkimšto šulinio vanduo. Ir tuomet popiežius išreiškė norą ir architektas Giacomo della Porta nusivedė popiežių parodyti, kasgi slepiasi apačioje, ir prie nedidelės properšos buvo priartinta lampada, o ją pažvelgusi popiežių ištiko pati tikriausia religinio siaubo ataka, toks terorė, kaip rašo itališki šaltiniai, ir vietoj to, kad jis paprašytų praplatinti plyšį ar kad labiau pamatyti tą Švento Petro kapą, jis sakė jį kuo skubiau užmūryti. Tai
Švento Petro bazilikos istorija, kasinėjimų istorija yra jaunesnė, pavyzdžiui, už Vilniaus katedros istoriją. Vilniaus katedros moksliniai archeologiniai tyrimai prasideda po garsiojo didžiojo Vilniaus potvinio 1932 metais, o Švento Petro bazilikos kasinėjimai 7 metais vėliau, 1939. Ir tikslas buvo ne taip jau, kad ateiti su mokslu į tą vietą, bet buvo tiesiog ieškoma vieta popiežiaus Pijaus XI kapavietėje Švento Petro bazilikos grotose ir netikėtai buvo atsiremta tik 20 cm žemiau pakastas Konstantino didžiojo, imperatoriaus Konstantino bazilikos grindis. Na ir tam nekropolį pamatė, kad dar žemiau, kad yra antikinis nekropolis. Ir aišku, laikai jau buvo pribrendę archeologiniams tyrimams ir popiežius Pijus XII davė užduotį 4 žymiausiams to meto mokslininkams, tėvui Ferua, jėzuitui, taip pat jėzuitui Kiršbaum, Apolonijai Geti ir kitiems pradėti darbą. Kasinėjimai truko beveik 10 metų, o po to 1950 metais Urbi et Orbi popiežius paskelbė iš balkono Švento Petro bazilikoje Švento Petro kapas atrastas. Tačiau buvo išlikę nemažai neaiškumų po tų 10 metų tyrimų darbų ir 1952 metais, po 2 metų, prasidėjo antras kasinėjimo etapas, kuriems vadovavo jau kiti mokslininkai. Na ir šis etapas baigėsi po 12 metų, 64 metais, naujais atradimais ir publikacijomis. Dabar dar pirmiausia, prieš einama jau į pačią baziliką, į patį statinį, dar noriu trumpos tokios ekskurso, trumpo priminimo, kad iš vis klausimas, ar tikrai turime įrodymų, kad Šventasis Petras veikė Romoje ir kad jisai čia buvo nukankintas. Tai pirmiausia, šis klausimas iškylo 13 amžiuje, kuomet valdiečiai, tai yra tokie tuometinių reformatorių, sakykime, bendruomenė, suabejojo, 13 amžiuje suabejojo, ar Šventasis Petras buvo išvis atvykęs į Romą. Ir vėliau jau 16 amžiuje Martynas Liuteris rašė, kad nežinia Romoje kur ir apskritai ar ten yra apaštalų kūnai. Jis jau kalbėjo ir apie Petrą, ir apie Paulių. Čia dabar prieš jūsų akis antikinės Romos žemėlapis, pats senamiestis, senoji antikinė imperatorių Roma ir va šitas, jeigu matote, tikiu, kad matote mano pelės judesi, tai va čia va būtų tas cirkas, kuriame kankinystė įvykdyta ir čia netoliese palaidotas. Tuoj bus viskas iš eilės, bet kad suprastumėt, kodėl šitą iliustraciją prieš akis. Na ir dabar atsakyti šitą klausimą, ar turime įrodymų ir kaip, tai čia pirmiausia yra tokie šaltiniai kaip 4 Evangelijos, apaštalų darbai, 2 Šventajam Petrui priskiriami laiškai. Aišku, kad Evangelijose nėra ir negali būti kalbama apie Petro keliones, nes jos baigėsi Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Tačiau Jono Evangelijoje yra tokie Jėzaus žodžiai pasakyti Petrui, kaip cituoju, iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiai kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsės Dievą. Na ir tradicija sako, kad Jonas rašė Evangeliją būdamas 100-metis, kai Petras jau buvo miręs, ir aliuzija į kankinystę, tai kad čia žodžius citavau, citata, nurodė, kokia mirtimi Petras pašlovinsės Dievą, apie tas ištiestas rankas, ištiesi rankas, yra svarbus liudijimas, kad Jonas tikriausiai žinojo, kokia kankinio mirtimi Petras mirė. Na ir aišku, tie žodžiai jau, tu ištiesi rankas, nurodo nukryžiavimo simboliką.
Tada Švento Pauliaus bendradarbio apaštalo Luko parašyti apaštalų darbai apie 80-uosius, 90-uosius mūsų eros metus yra juose tose apaštalų darbuose Petras pristatomas kaip autoritetas, Jeruzalės krikščionių bendruomenės galva, bet vis dėlto nėra užuominos, kad jis būtų vykęs keliavęs į Romą ir ši tyla atrodo keistokai, nes pavyzdžiui apie Pauliaus atvykimą į imperijos sostinę, Romos imperijos sostinę Romą yra rašoma ir sakoma, kad Paulius išbuvo Romoje 2 metus. Ir tie metai aprašomi gana detaliai. Na, tai čia ta tyla tokia keista apie Petrą, bet yra 2 Petro laiškai, jau kaip minėjau, Mažosios Azijos krikščionims. Ir vienas Petro laiškas, kuris baigiamas tokiais žodžiais, cituoju: Jūs sveikina kartu išrinktoji Babilone ir mano sūnus Morkus. Sveikinkite vieni kitų meilės pabučiavimo. Taigi nebejojama, jog Petras tikrai negalėjo lankytis Babilonijoje, o judaizmo tradicijoje Babilonija yra susijęsi su tremties represijų sinonimu. Pats žodis Babilonas, Babilonija yra tremties represijų sinonimas, korupcijos, ydų, stabmeldystės. Na ir kadangi jis čia rašo, kadangi Petras yra tikrai žydų bendruomenės, žydų krikščionių kilusių žydų galva, tai nemažai biblistų mano, kad čia jisai kalba tik apie Romą, kad šitie Petro žodžiai turi būti taikyti Romai. Ir kažkas kalba, reiktų, kad išjungtumėt mikrofonus. Jolita? Ačiū. Taigi, tiesiog nemaža dalis autoritetų teigia, kad pirmajame amžiuje judaistinėje aplinkoje daugiau negu tikėtina šitame Petro laiške Babilonu vadinama Roma. Na, tai toks vienas kaip ir įrodymas, kad jis sveikina iš Romos. Toliau yra kiti šaltiniai, kaip Tacitas, kaip ypatingai šis istorikas svarbus, kuris susieja kalbą apie tą Nerono žiaurų kerštą prasiveržusi po 64 metų Romos gaisro ir kad, kalbama, kad, cituoju vėlgi, norėdamas atsikratyti gando, kad tai jis atsakingas dėl Romoje kilusio gaisro, Neronas surado kaltinamuosius asmenis, kurių nekentė ir kuriuos buvo žmonės įpratę vadinti kristiani ir taikė jiems įvairias rafinuotas bausmes. Tai čia, žodžiu, ta Tacijaus užuomina, jį paskui labai stipriai auga į krikščionišką tradiciją, ypatingai viduramžiais, kuomet, kaip tas gaisras, Nerono tyčia tarsi sukeltas gaisras, kad suversti kaltę nemėgstamai, diskredituojamai bendruomeniai vadinamai krikščionėmis. Bet yra kitų istorikų, kurie taip pat rašo apie šitą Romos gaisrą, bet tuo tarpu krikščionių nemini. Žodžiu, yra tam tikra polemika. Na, bet kaip ten bebūtų, vienas iš tokių gal svarbiausių, svariausių ir svarių argumentų yra dar ir popiežiaus Klemenso pirmojo teiginys. Romietis popiežius, 1 amžiaus pabaigos popiežius Klemensas I, jis aiškiai rašo, kad šventieji Petras ir Paulius buvo nukankinti Romoje Nerono persekiojimo laikais. Jis nemini gaisro, nemini ten kitų, į tradiciją, kaip sakiau, įaugusių dalykų, bet kalba, kad tai vis dėlto buvo ir kadangi beveik amžininkas, kaip sakoma, okuliari savo akimis matęs tą laikmetį, Klemensas I, tai šita tas jo pasažas, tas teiginys yra labai svarbus. Taigi nuo
Antrojo amžiaus vidurio prasideda vis tikslesni aprašymai ir liudijimai nuo antro amžiaus vidurio ir turime įvairiausių artikuliuotų pasakojimų apie tai, kaip šie apaštalai Petras ir Paulius Nerono persekiojimų laikais buvo nukankinti, vienas palaidotas Vatikane Petras, kitas Via Ostiense, tai Paulius, taipogi kiti tokie istoriniai momentai cituojama, sumaištis tuo metu vykusi tiek Romoje, tiek krikščionių bendruomenėje, į tai dabar nesigilinsime, bet dar staptelt noriu prie Konstantino epochos didžiojo bažnyčios istoriko Euzebijaus Cezariečio. Konstantino epocha tai yra 4 amžiaus pirmoji pusė ir Euzebijus Cezarietis rašo, tiksliau jis cituoja kunigo Gajaus laišką kažkokiam Prokului, kuriame tas kunigas Gajus kviečia va šitą savo draugą, bičiulį, kuriam adresuoja laišką į Romą, taip sakydamas: aš tau galiu parodyti apaštalų trofėjus. Jei norėsi nuvykti į Vatikaną ir Via Ostiense, tu rasi trofėjus tų, kurie pastatė šią bažnyčią. Bažnyčia iš didžiosios B, kaip žmonių bažnyčia. Gajus gyveno popiežiaus Zeferino laikais, 2 amžiaus pabaiga, 3 amžiaus pradžia, ir jo žodžiai rodo, kad tie abu kapai, Petro ir Pauliaus, buvo gerai žinomi ir kad būta kažkokių paminklų, trofėjai, kad jie buvo kažkaip įpaminklinti. Taigi šis liudijimas yra tikrai svarbus ir netgi toks svarbus, kad po Petro bazilika rasta koplytėlė buvo pavadinta ne Švento Petro kapu, o Gajaus trofėjumi. Dabar toliau galime eiti jau į pačią tą vietą ir žiūrėti, kurgi įvyko ta kankinystė ir kaip tuo metu atrodė Roma. Visa dešinioji Tiberio pakrantė nuo Milvijaus tilto buvo vadinama Vatikanus. Kaip vieta, karoliniškės, ar nesakykime, Vatikanus. Joje išsiskyrė kalvota Janikulio ir Vatikano kalvos vietovė ir lygumoje esantis kampus Vatikanus, Vatikano laukas. Tai buvo negyvenama vietovė ir buvo labai gausi šita pakrantė, Tiberio pusė, labai gausi molio ir smėlio. Todėl čia buvo gaminamos plytos, čerpės, indai. Kai kurie toponimai Romos, tos būtent šalia Vatikano gatvės, ir yra vadinamos tas atgarsis tų laikų, kad čia buvo gaminamos plytos, čerpės, atliepia gatves, kaip tokia Via delle Fornaci ir panašiai. Na ir tuo tarpu lygumoje ta lyguma labai dažnai būdavo užliejama Tiberio upės. Pirmajame amžiuje Kaligulos motina Agripina šitoje pusėje, Tiberio pusėje, pasodino didelius sodus ir tose soduose turėjo būti jos vila, vadinamoji Palatinium Neronianum, didelis hipodromas ir cirkas. Cirkas pradėtas statyti Kaligulos ir baigtas Nerono, todėl turi 2 vardus. Dabar šitame žemėlapiuke, štai yra cirkas ir čia yra tas vaizdas, čia Tiberis ir čia yra kalva, kur su sodais Kaligulos motinos sodintais ir vaizdai, kuriuos dar truputėlį paaiškinsiu, kas čia yra. Taigi, šičia be vilų, sodų ir kitų šventovių, tokių dedikuotų Mitrai, Apolonui ir kitų, kaip buvo taipogi šita vieta naudojama laidojimui. Svarbiausias kapas buvo imperatoriaus Adriano, šičia matot, Hadriani, mauzolėjum Hadriani, šitas apskritimukas kvadratėlyje. Šitas mauzoliejus yra išlikęs ir labai svarbus ir šiandien paminklas, monumentas, vadinamoji Angelo pilis. Taigi, jį iškyla, bet išlaikant ant Adriano mauzoliejaus. Bazė 84 metrai, cilindrai 64, žodžiu, puošnus didžiulis dalykas. Imperatorius Saulė.
Taip pat kiti svarbus keliai, kiti svarbus keliai šliejosi prie Adriano mauzoliejaus Via Kornelija, svarbus kelias, Kornelijaus kelias. Na ir čia matome yra tokios Romulo piramidė, kurią išardė tik tai popiežius Aleksandras XV amžiuje, įvairios kitos tokios kuklesnės, paprastesnės kapavietės. Ir netgi XIX amžiuje, tik XIX amžiaus viduryje, antroje pusėje prasidėjo labai intensyvi šitoje vietoje Romos urbanizacija, namų statybos. Tai yra tikrai nuotraukų to laiku, ilgi gerai dokumentuotas XIX amžius, kur tiesiog matosi, kad tų statybų metu ne per giliausiai, 9-10 metrų gylyje tiesiog buvo randamos kapavietės, randami įvairiausi archeologiniai fragmentai, nekropolių ir panašiai. Dabar apie pačią palaidojimų, taip galbūt atrodė tas cirkas, kaip analogija išlikusio cirko Maksimo cirko Romoje. Taigi antikos Romoje laidoti mirusius šiapus miesto sienų, tai yra miesto centre, kaip čia grįžtų trumpam prie šito žemėlapiuko, štai čia šiapus miesto sienų draudžiama, griežtai draudžiama, bet anapus miesto sienų prašom. Taigi laidoti yra ir netgi įdomus toks dalykas, kad svarbiausia, taip, Romoje nebuvo specialiai kapinėms skirtų vietų. Pagrindinė taisyklė, kad kapai negali būti intramūros mieste, turi būti ekstramūros už sienų. Ir nebuvo specialiai pažymėtų vietų, bet kuri žemės nuosavybė galėjo tarnauti šiam tikslui. Na ir nuo to momento, kai kūnas būdavo palaidojamas tokioje žemėje, sakykime, mano privačiame sklype, iš karto tas sklypas tapdavo iš laisvas, pūrus, iškart tapdavo religiozus, sakralus. Ir valstybė garantuodavo jo apsaugą. Net jeigu tas ten yra palaidotas, nubaustas, kalinys, persona non grata, kaip pavyzdžiui Šventasis Petras, vis tiek jo kūnas būdavo atiduodamas tam, kas jo prašo, draugams, bendruomeniai, ir jo palaidojimo vieta neniekinama, nenaikinama. Tai čia tokia yra Romos teisinė specifika, kuri leidžia toliau atkurti tą vaizdą, kaip ten viskas vyko. Na ir tikrai dar tik noriu užakcentuoti, kad tame kontekste, apie ką dabar kalbu, kad katakombos, kapinės tikrai nebuvo tos vietos, kur krikščionys slėpėsi. Čia romantikai paskui sukuria ir irgi kartais gyva šita legenda yra iki mūsų dienų, nes, kaip minėjau, tos vietos buvo šventos ir nieks ten nebūtų, taip sakant, žinomos gerai ir panašiai. Tai čia toks truputį skliaustelius uždarau. Na ir dabar, taigi manoma, kad Švento Petro kapas Šventas Petras buvo kaip nukryžiuotas tame cirke, pažvelkime dar kartą į cirko Massimo, bet įsivaizduokime tą romietišką Nerono cirką Vatikano pusėje ir palaidotas jau, kur ten ir buvo kapinės, ant kalvos, matyt, palaidotas jo kažkokiam draugui, bičiuliui priklausiusiame žemės sklype. 1939-49 metų kasinėjimai leidžia manyti, kad šis sklypas buvo maždaug 7 metrai ant 4. Čia, kad pamatytumėt, kaip atrodydavo dar tos Romos kapinės, kad tai yra kelias, pavyzdžiui, į Romą, kaip Via Appia Antica, apstatytas kapais, mauzoliejais, kurie netgi atlieka ir tam tikrą, kaip mes dabar sakytume, gido funkciją. Keliautojas, keliaujantis štai tokia romietiška gatve ir žvalgydamasis į kairę ir į dešinę, kasgi čia palaidota, sužino, kokios šeimos, kokios giminės, kas čia valdo, kas svarbu. Žodžiu, iš tikrųjų, toks yra introdukcija, įvadas į miestą, į kurį tu žengi. Taigi, dabar jau žvelgiame archeologų padarytus brėžinius, tai tas sklypas, kuriame buvo palaidotas Petras, vadinamas šitas Campo P, laukas P.
7 ant 4 maždaug metrų ir seniausi bevardžiai kapai yra čia šalia irgi visi iš 1 amžiaus. Iš 1 amžiaus. Neturtingi kapai yra paprasti, karstai paprasti, mediniai su moliniais dangtimis. Vėlesni turtingesni yra vėliau ir apauga ir mauzoliejų ir panašiai. Bėgant metams ši sodų daržų kalva transformavosi į gana turtingą nekropolį, sudarytą iš mauzoliejų palei kelius, kaip jau maždaug iliustravau. Ir dabar tuos mauzoliejus, tą keliuko atkarpą, senojo kelio, antikinio kelio atkarpą galima aplankyti Švento Petro bazilikos požemiuose, katakombose. Ir štai šis vaizdas, kaip greičiausiai atrodė tas Gajaus trofėjas, yra tokie garsūs terminai, kurie gal kartais taip. Čia yra kampo P, Petro, netgi P vardas, laukas, kuriame tikėtina šičia ir yra ta vieta, kur iš pradžių ir po to ir visada palaidojamas Petras. Raudonasis mūras, kuris statomas kaip sutvirtinimas, nes kadangi čia yra šlaitas, šiek tiek kylama į viršų, todėl lietus ir panašos nuošliaužos, visokie grinai klimato dalykai tą raudoną mūrą pastato kaip inžinerinį, ne kaip kokį pamaldumo, ne kaip kažką, čia tiesiog toks inžinerinis statinys. Na ir mūras G dar irgi svarbus, įsidėmėkim šitą vaizdą vėliau mano istorijoje. Štai. O šitame jau 3D šitame vaizde matome tą patį P, lauką P, tą patį mūrą raudoną, mūro roso ir štai tas Gajaus trofėjas. Koplytėlė, labai kukli koplytėlė, yra išlikę tie marmurai ir štai niša, kurioje buvo sudėti Petro kauleliai, bet dar apie tai iš eilės. Be to, dar tvirtinant šitą raudonąjį mūrą, buvo pristatytas, čia kur tokį dabar irgi mano pelytė, tikiuosi matote, vadinamasis mūras G. Štai šitas mūras G. Mūras G sutvirtinimui, grinai sutvirtinimui, ir jisai irgi yra svarbus dėl to, kad tiek ant šio mūro, raudonojo mūro, tiek ant šio mūro G, 1, 2, bet ypatingai 2 amžiaus turim pakankamai turtingą palikimą, piligrimai jau rašo savo kelionės tikslą, votyvinius įrašus, maldas, šaukinius. Tai tie grafičiai, kuriuos palieka su laimės palinkėjimais, su invokacijomis, su įvairiais šaukiniais, liudija šitos vietos gyvybę, gyvąją jau 2 amžiaus antroje pusėje ir 3 amžiuje. Tai yra labai svarbu. 1939 metais prasidėjus archeologinių kasinėjimų tikslas buvo rasti patvirtinimą, ar tikrai šita vieta, kurios niekas nekasinėjo per daugiau negu 1900 metų, ar tikrai čia yra palaidotas Šventasis Petras. Ir aišku, šitie archeologiniai darbai reikalavo didžiulio susikaupimo ir atsakomybės, ir buvo visokiausių, kaip sakoma, iššūkių ir netgi nesusipratimų, netikėtų nesusipratimų. Garsi archeologė, minėjau jau prieš tai, Marija Guarducci pasakoja, kad kasėjai artėjo prie šito mūro iš šiaurės pusės. Bet gerai, dar šiek tiek apie tą kasinėjimų, tuoj papasakosiu apie tas dilemas, bet dar šiek tiek pasivaikščiokime po tuos katakombas, tą mauzoliejų, senąjį mauzoliejų, kuriame yra Šventojo Petro kapas. Čia yra Konstantino bazilikos mūrų tvirtinimai, čia iškyla baldakimas Berninio virš Švento Petro kapo. Ir štai toks yra vaizdas,
Matom, kad mauzoliejai yra ir labai turtingi, ir yra su įvairiausiomis mozaikomis, dekoro elementai, nuostabus antikinis menas, matome palaidojimo būdus ir kauleliai, ir taipogi yra pelenų urnoms vietos, ikonografija, visi šitie dalykai yra ištirti, aprašyti ir svarbiausia yra lankomi, matomi. Tai tiesiog, kad pajustumėt šiek tiek ir vaizdų pagalba tą aplinką, antikinę aplinką, kurioje kukliai buvo palaidotas Šventasis Petras, bet štai jau antro amžiaus vidury stovi Gajaus trofėjas. Taigi dabar kasėjai artinasi prie šito taško iš šiaurės pusės ir pirmiausia, ką jie sutiko, tai jie sutiko Švento Konstantino koplyčią, nes Šventasis Konstantinas, statydamas ant Švento Petro kapo savąją baziliką, Šventajam Petrui be abejo dedikuota, po 313, po krikščionybės jau tapusio, kai krikščionybė tampa oficiali Romos imperijos religija po Milano edikto, kuris leidžia krikščionims oficialiai ir išpažinti savo įtikėjimą, apgaubė štai visą šitą vietą su mūru G, su gabalu mūro Roso, šitą visą vietą tokia koplyčia apgaubė ir vadinama ciborijumi. Na ir jie artėja, kasėjai prie šitos ciborijaus, gaubiančio Gajaus trofėjų, ir padaro ertmę ir artėja šičia per mūro G sieną, tą, kuri gausiai išrašyta grafičiais. Padarė ertmę šioje sienoje, jie priartėja štai čia prie tos išskobtos nišos, netyrinėjęs grafičių, nes atideda juos ateičiai ir keliauja artyn, tos vietos, kuri jiems atrodė labai svarbi. Tuo tarpu popiežius Pijus XII buvo labai griežtai nurodęs šią vietą saugoti kasinėjimų metu ir paskyręs tokį monsinjorą Kasą, Švento Petro bazilikos ekonomą, atsakingų už apsaugą. Reiškia, kiekvieną vakarą, pasibaigus kasinėjimo darbais, lydimas dar ten patarnautojų ir prižiūrėtojų, šitas monsinjoras Kasas apeidavo kasinėjimo lauką, tikrindamas, ar viskas tvarkoje. Ir nežinia tiksliai, kurį 1942 metų vakarą Kasas su savo padėjėju priėjo prie mūro G nišos, čia tokia buvo padaryta niša, kad veržtis eiti tolyn, gilyn, apžiūrėjo nišą, kurioje buvo jau tėvo Kiršbaumo, to jau pagrindinio archeologijos vado, tėvo jėzuito Kiršbaumo aprašas yra, dienoraštis kasinėjimų. Jisai rašo, kad ten buvo daug toje nišoje visokių gruvėsių, nuolaužų ir kaulų, ir žemėtų kaulų. Na ir tas ekonomas, monsinjoras Kasas, apimtas pamaldaus uolumo, niekam nieko nepranešęs, surinko visus tos žemėtus kaulus į dėžę ir ją padėjo drėgnoje bazilikos grotų vietoje, kur buvo laikomi kiti nežinomi mirusiųjų kaulai. Ir nieko visiškai nepasakęs, tikriesiems archeologams ir mokslininkams išėjo, taip sakant. Tai čia, jeigu kas esat lankėsi Vilniaus katedros požemiuose, tai tikrai tie nežinomų mirusiųjų kaulai, jų visose šventovėse yra daug, nebūtina, taip sakant, galvot, kad tik tai šita bazilika, bet visos bazilikos, visos katedros yra kapavietės, tai čia ta kaulų tie tokie detektyvai labai dažnai nutinka. Na ir tuo tarpu mokslininkai kitą dieną ir kitomis dienomis įsitikinę, kad pasiekė pagrindinį kasinėjimų tikslą, štai šitą kapą, veržėsi tolyn link Gajaus trofėjaus. Įsiveržė, pasiekė jį su jauduliu, pakėlė marmurinę lentą. Čia dabar matote, čia buvo marmurinė lenta ant žemės marmurinė lenta, pakėlė duobę dengiančią lentą ir pamatė tuštumą ir kažkokio tai Elijo Izidoro palaidojimo įrašą. Duobė buvo tuščia, duobė matosi, kad buvo antrą kartą panaudota,
Na ir kągi, oficialiai buvo pranešta, kapas rastas tuščias. Buvo matyti, kad ir nuotraukos rodo, kad briaunos šitos vietos, kuri buvo uždengta ta marmurinė plokščia, buvo labai kažkaip aplaužytos, sudaužytos, tarsi kažkas su jėga būtų jas atidarinėjęs. Čia cituoju tos raportus archeologų. Na kągi, buvo viskas, taip sakant, taip ir liko, kol praėjo 10 metų ir po 10 metų, 1952 metais, gavusi visus reikiamus leidimus, į kasinėjimo vietą sugrįžo Margarita Guarducci, žymi archeologė, ir pradėjo, jos tikslas buvo tyrinėti mūro G ir raudonojo mūro sgrafitus. Jie norėjo tyrinėti sgrafitus, nes, kaip minėjau, tie archeologai prieš 10 metų veržėsi link kapo ir šitų sgrafitų netyrinėjo ir tiesiog tik paminėjo, kad jos matė. Na va, ir jį pradėjo ten juos perrašinėti, tyrinėti, inventorizuoti ir labai buvo susidraugavo su katakombų prižiūrėtojais, su įvairiais ten dvasininkais ir darbuotojais. Na va, štai ir vienas prisiminė, kurio vardas Giovanni Segoni, to vyriškio, kad sako, bet šitoje vietoje, kur jūs dirbate, buvo rasti kaulai. Ir aš prieš 10 metų buvau pagalbininkas to monsinjoro kaso ir mes tą dėžutę paėmėm ir padėjom. Ir jis nueina ir atneša jai tą dėžutę. Guarducci taip paprašė pirmąjį įspūdį, ką pamatė ją atidarius. Trapus, lengvi kaulai, beveik balti, gerokai apnešti žemėmis. Keletas monetų, viena iš jų viduramžiška, kita antikinė, nedideli rausvos medžiagos gabalėliai, kuriuose matyti aukso siūlų, keletas raudono mūro gabalėlių. Visas dėžutės turinys buvo perduotas Palermo universiteto antropologijos katedros tyrinėtojams, kurie tyrinėjo ten daugiau negu metus, ir apibendrinimas buvo, kad tai yra skeleto kaulai priklausantis vyriškos lyties asmeniui 70, 60, 70 metų individui. Taipogi buvo iš tas medžiagas, audinio gabalėlius ištyrinėjus konstatuota, kad tai purpuras ir auksas. Taipogi buvo ištirta, kad ta žemė, kuri buvo aplipusi kaulus, yra ta pati, kuri buvo randama prie raudonojo mūro kapavietėje. Na va, ir mokslininkė Guarducci pateikė dabar tokią įvykių eigą. Nerono persekiojimo laikais, 64 metais, Petras palaidotas duobėje, iškastoje lauke P. Palaidojamas duobėje. Tada apie 150 metus raudonasis mūras ir ta koplytėlė, Gajos trofėjus. Apie 100 metus pastatytas mūras G, siekiant sutvirtinti raudonąjį mūrą. Vieta krikščionių lankoma, einama melstis, patvirtina grafičiai. Po 313 metų Konstantinas nusprendžia statyti baziliką ant šio kapo. Todėl įsako išimti kaulus iš tos kapavietės, įvynioti į purpuro audinį ir padėti į mūrę G įrengtą nišą. Ir būtent dar yra monetos, piligrimų ženklai, viena moneta būtent yra 1 amžiaus, kaip jau minėjau. Tų monetų iš viso rasta apie 1900. Guarducci yra tvirtai įsitikinus, kad šie daugiau nei 10 metų Vatikano grotose užmiršti kaulai yra Petro relikvijos, tą patvirtina ir minėtas antropologinis tyrimas. Ir dar yra labai ant to raudonojo mūro svarbus įrašas graikų kalba Petrus eni, kas reikštų graikiš vertus Petras yra čia, kuris jos yra tokia interpretacija, kad galbūt šitą įrašą paliko Konstantino darbininkas prieš uždarydamas lokulį. Tai yra ta niša. 1964 metais popiežius Paulius VI iškilmingai pranešė, kad rastos Švento Petro relikvijos. Bet prieš baigiant šį detektyvą reikia prisiminti, kad Romoje yra dar viena vieta susijusi su Petro ir Pauliaus kultu ir tai irgi kelia įvairiausių klausimų. Tai yra Švento Sebastijono katakombos Via Appia. Bet aš čia dabar dėl laiko stokos į tą vietą nenuklysiu
ir vis dėlto yra ten, tiesiog tokia hipotezė, kad trečiajame amžiuje imperatoriaus Valerijono persekiojimų laikais Petro ir Pauliaus kauleliai buvo paimti iš jų kapaviečių, iš Gajaus Trofėjaus ir išvyję kur Pauliaus kapavietė ir galėjo būti pernešti į Švento Sebastijono katakombas. Tokia yra hipotezė. Taigi, dabar iš karto paliekam šituos dalykus, dar apsižvalgome į nekropolį įvairiais piešinių pavydalais. Štai čia taip atrodo šitame makete Konstantino koplytėlė, kuri dengia Gajaus Trofėjų ir Švento Petro kapą. Štai čia yra tos tarpukario nuotraukos ir ta niša mūro G ir Konstantino marmuro Ciborijaus siena. Ir štai tas garsusis raudonojo mūro gabalėlis, ant kurio užrašyta Petrus Eni, Petras yra čia, štai šifruotė. Ir pati ta niša, kurioje buvo kauleliai Konstantino bazilikos statybos metu sudėti. Ir dabar Konstantino bazilikos radiniai kiti, nes nebestoju prie jų, nuostabūs sarkofagai, Konstantino bazilika. Taip, iškart po 313 metų prasideda Švento Petro bazilikos statyba, imperatorius Konstantinas ją stato, statybos truko nuo 319 iki 354 metų ir šita švento Konstantino, bet imperatoriaus Konstantino bazilika išstovėjo iki 16 amžiaus pačios pradžios, kuomet buvo pradėta statyti dabartinė Švento Petro bazilika. Architektas Bramantė 1506 metais pradėjo statyti naująją Švento Petro baziliką. Čia matom įvairius etapus. Taip. Dabar šventas Konstantinas, šiek tiek dar apie jo baziliką. Jisai, kadangi, kaip atsimenat, jau sakiau, kad tai yra kalva, šalia čia būtų tas jau cirkas, kur buvo nukankintas Petras, ir ant kalvos kapinės, mauzoliejai kapinės ir kukli Švento Petro kapavietė. Štai Konstantinas apgaubė šitą vietą tuo ciborijumi koplytėlę, ir kaip ir dabartinėse statybose būtų daroma, statant baziliką, lyginant reljefą, jisai stato tokius piliorius, labai atraminius stulpus stiprius, o visa, kas čia skyrė šitą perkritį, užpila žemėmis. Dėl to vėliau ir labai nieko negriauna, neardo, ta prasme, užpila žemėmis. Todėl 20-ame amžiuje buvo ta galimybė atkasti tos mauzoliejus ir juos rasti tikrai labai neblogos būklės. Taip, Švento Petro kapas, vaizdai dargi kas viršui, kas apačioje ir dar toks vienas gražus planas. Kai 1506 metais pradedama griauti Konstantino baziliką, tai kaip ir šiais laikais, taip ir tada buvo žmonių, kuriems buvo labai gaila, kad ji yra griaunama ir kad statoma naujoji bazilika. Tai vienas žmogus, kuriam buvo be galo gaila tos Konstantino bazilikos, buvo vienuolis benediktinas Tiberijus Alfaronas. Ir jisai 16 amžiuje maksimaliai kruopščiai aprašo ir nupiešia, va čia dabar prieš jūsų akis, Konstantino Švento Petro baziliką. Nupiešia planą, nupiešia visus ten smulkiausius dalykėlius, viską įvardina, kas kur yra. Ir mes tikrai galim jo to brėžinio dėka ir dar aišku kitais archeologiniais remdamiesi įsivaizduoti, kaipgi atrodė Konstantino bazilika. 5 navų, su apside, su fontanu kieme, čia įeiname į vidinį kiemą, fontanas kieme apsiplovimams, tas fontanas yra sudarytas iš gražaus, labai antikinio, iš Marco, kaip tas karo dievas, Merkurijaus laukų, Konkorėžis buvo tas fontanas, tas Konkorėžis išlikęs, jis dabar yra Vatikano muziejaus kiemuose, vanduo tekėjo iš jo viršūnės,
nuostabi puošyba, kolonos, freskos, mozaikos. Šiek tiek pasivaikščiokime. Čia tikėtina, kad Džioto kūrė šitą, atsimenat, pasakojimas Evangelijoje, audra, laivas skęsta ir Jėzus ateina vandeniu ir Petras puola, iš jo bėga vandeniu, kol suabejoja ir pradeda skęsti. Nu, tas žodžiu, kodėl tu tokio silpno tikėjimo, klausė Jėzus. Čia va, ta scena ant fasado. Buvo taipogi bazilikos viduje, kaip jau minėjau, taip apsidėję Kristus su Petru ir Pauliumi, dviem bažnyčios šulais, dar šiek tiek brėžinys, kad įsivaizduotumėt, taip, čia cirkas, čia kažkur nukankintas tame cirke ir visai netoli kauleliai palaidoti. O čia dabartinis vaizdas, o čia Konstantino bazilika. Kaip matom, dydis, tiesą sakant, ne per daug skiriasi. Nu, padidėja tas gabalas, kur apsidė. Čia tiesiog toks sąrašas, kas yra išlikę, nesustosiu prie jo, kas yra išlikę iš Konstantino bazilikos ir Romos, dar tos iki 15 amžiaus Romos vaizdai su senaja Švento Petro bazilika. Jau čia matome naujoji bazilika statoma. Gerai, čia dar šiek tiek per greitai, šiek tiek dar truputėlį apie Konstantiną. Taigi, čia buvo šitoje Konstantino bazilikoje imperatoriaus Otono II, įvairių popiežių kapai. Tada į baziliką buvo patenkama per 5 duris, įvairiausi. Įžengus į baziliką, jie to meto žmonėms, piligrimams palikdavo nepamirštamą įspūdį, altoriai, žvakės, mozaikos, auksakalystė, afrikietiško marmuro geltonos kolonos, 72 langai, triumfarkoje Konstantino įrašas apie šlovinantis Petrą ir išganytoją, stogas dengtas bronza, įvairiausių marmurų prabangios grindys. Nu taip, ir apsidės gale, tai jau šiandien nekartą mano minėtoji koplytėlė dengianti Šventojo Petro kapą. Toliau pati bazilika, Konstantino bazilika, kaip minėjau, stovi iki 1506 metų, tačiau be abejo ir kiti popiežiai, ir viduramžiški popiežiai puošia, dabina ir visaip ten prisideda prie vidaus, prie Švento Petro bazilikos vidaus. Pavyzdžiui, popiežius Grigalijus Didysis norėjo aukoti mišias virš Šventojo Petro kapą, todėl buvo padarytas jo laikais toksai apėjimas koridorius. Aplink tą trofėjų, apie tą Konstantino koplytėlę, aplink Gajos trofėjų. Taip pat buvo leidžiama ir tikintiesiems apeiti. Buvo įvairiausias, tokie įvairūs, taip, pirmiausia, kapavietėmis, dovanomis, bet taip pildomas, tirštėjo tas vidus bazilikos, tikrai neišliko toks, kaip sakysime, švarus konstantiniškas. Taipogi mirusiųjų lankymo ir atminties dienos papročiai, kurios irgi skatino kažkaip prisidėti prie tos bazilikos puošimo. Taigi, galiausiai pati bazilika tapo sinodų ir susirinkimų vieta. Pirmasis Švento Petro bazilikoje visuotinis bažnyčios susirinkimas įvyko 386 metais ir panašiai į Romą vyko ir visokios karonacijos vykdavo, tai čia daug dalykų. Dabar truputį skubu, nes noriu tilpti į laiką, kurisai tirpsta ir tada jau gal tikrai ir ženkime į tą laikotarpį, kuris mums rodo pastangas sukurti renesansinių popiežių sumanymų, jau to meto skonį ir reprezentaciją atitinkanti Švento Petro bazilikos kūną, nejudinant kapavietės, nejudinant pagrindinės vietos. Yra žinoma, štai pavyzdžiui matome
Rafaelio projektas matomas. Matome Antonijo da Sangalo projektą, matome Mikelandželo projektą, dar truputį žvilgsnis į Konstantino baziliką ir vaizdus, dabartinės bazilikos vaizdas ir čia ties grotos ir nekropolis dar žemiau, tokie kaip 2 aukštai, sgrafitai vaizdai, prie jų nebesustosime, taip Konstantino bazilikos vaizdų dar šiek tiek su ta koplytėlė ir apsidės puošyba, kai kurie iš senosios bazilikos išlikę akmenys ir statyba. Taip, kai kurios šventės dar prie nebaigtos statyti bazilikos. Štai tasai konkorėžis fontanas, kuris yra Vatikano, buvo Švento Petro bazilikos Konstantino vidinėme kieme, dabar yra Vatikano muziejuose iš Merkurijaus laukų. Štai vaizdas, kaip galbūt atrodė fontanas ir kai kurios mozaikos, kurios yra išsaugotos, viduramžiškos mozaikos iš Švento Petro bazilikos. Na ir čia toksai labai prastai 19 amžiuje restauruotas, bet praktiškai sugadintas vaizdas to Švento Petro stebuklo ir ėjimo vandeniu ir Kristaus išgelbėjimo. Kai kurie, žinoma, artefaktai yra išsaugoti, labai svarbus, jie yra muziejuose. Na ir pavyzdžiui, yra tokios 3 išlikusios kolonos, kurios buvo labai, Konstantino laikų kolonos, buvo labai pagarbioje vietoje, kaip šitame matote, čia mes esame altoriaus pusėje, ten tolyn būtų publika, žmonės. Tai tokia kaip ir tvorelė skirianti tą šventą vietą su Konstantino koplytėlė. Čia jau Grigaliaus laikais pastatyta, kaip sakiau, kai jis čia norėjo laikyti mišias ir čia tie apėjimai padaryti. Tai tos kolonos, jos yra kelios išlikusios, jos štai kaip atrodo. Ir jos šitos šiek tiek dar vaizdų, atsiprašau, kažkaip išsimėtė skaidrės. Taigi ir tos kolonos yra įkvėpimas, užbaigsiu sakinį, Berninio baldakimui. Berninio baldakimas irgi stoja ant Petro kapo, būtent tokios susuktos kolonėlės yra pirmavaizdis. Taip, čia irgi tie piešiniai to Benediktino, kuris be galo gailėjo griaunamos bazilikos, matom palaidojimus, nupiešti antkapiniai paminklai, išsaugotas yra didžiojo dėdį soste, šitas suveriamas altorius saugomas Vatikano pinakotekoje. Štai vienoje koplyčioje tos panaudotos Konstantino kolonos, kurios stovėjo presbiterijoje, dabar čia matom yra Švento Pranciškaus altorius vienoje koplyčioje, bet jos štai yra išlikusios ir, kaip sakiau, yra provaizdis garsiajam Berninio baldakimui. Keletas įvairių vertybių, vaizdai kartojasi, taip, sienų dekoras, kaip jau minėjau, apstulbdavo, netekdavo, piligrimai žengė nuo mozaikų, viskas yra mozaikos, čia Švento Petro, Jėzaus gyvenimo istorijos, bet tikrai daug ir Petro gyvenimo istorijų, įspūdinga puošyba. Šiek tiek vaizdų, kaip atrodė, štai ir meno kūriniai tarnauja kaip dokumentai, rekonstruojant Konstantino baziliką. Ir prasideda Švento Petro bazilikos statybos. Matosi, kad truko jos beveik 200 metų šitos dabartinės bazilikos statybos, būta stengtasi kažkiek apsaugoti tą svarbiausią centrą, tašką, galvota, netgi kažką ten integruoti, išsaugoti, bet kaip dažnai būna su naujų statiniu, pasirodo, kad tai ar neįmanoma, ar techniškai, ar tam tikri estetiniai jau nauji supratimo dalykai lemia tai, kad vis tiek galiausiai atsiranda kaip ir toks naujas statinys. Tai štai, tai Mikelandželo yra vienas iš tų architektų, kuris ateina į Švento Petro baziliką
labai jaunas ir ateina jisai ne kaip architektas, o kaip skulptorius. Džordžo Vasari pasakoja, kad popiežius Julius II paprašė 29 metų amžiaus Mikelandželą padaryti jam antkapį, kuris netilpo į senąją baziliką. Ir netgi, kai yra toks kaip ir folkloras, anekdotas, kad vos ne dėl to, kad tas Juliaus antkapis netilpo į Švento Petro baziliką, tai yra priežastis, kodėl buvo nuspręsta griauti Konstantino baziliką. Bet toliau manome, kad pirmiausia, Bramantė yra architektas, vėliau pakviečiamas Rafaelis, kurį rekomendavo kaip savo įpėdinį Bramantę, nes jis jau buvo tikrai gerokai pagyvenęs. Leonui X, gal Rafaelis atrodė per jaunas, tada jisai prie jo pastatė dar du architektus, Giuliano da Sangalo ir Fra Giocondo da Verona. Ten tada aplipo architektai Sangalo ir Verona savo sūnėnais ir įvairiausiais giminaičiais. Trumpai tariant, ta tokia istorija yra tai, kad tarsi Mikelandželas jau ten išvaikė Sangalų mafiją ir užbaigė Švento Petro bazilikos statybą. Bet ne tik tai ten gal dar kažkokie, kaip sakytume, finansiniai, korupciniai dalykai, bet įsivaizduoja tik turbūt ir iš bendro išsilavinimo žinom, kad tai yra didžiulių išlaidų reikalingas projektas. Kaip sakoma, kad tai buvo paskutinis lašas į Liuterio kantrybės taurę, indulgencijų pardavinėjimas, ar ne, kad gauti pinigų pardavinėjami atlaidai, nuodėmių atleidimas. Tada dar nepamirškime, kad 1527 metais buvo baisusis Sako di Roma, Romos sunaikinimas, visiškas sudeginimas. Žodžiu, daug tokių būta kataklizmų ir tragedijų, kodėl taip ilgai truko ir visokios polemikos po kiekvieno atsigauti po tokių dalykų ir tos bažnyčios bazilikos statybos. Ir galiausiai taip tarsi pradėta 1506 metais, bet ketvirtajam dešimtmetyje dar nėra jokio progreso, tada viskas, ir pasikartosiu, tarsi atsigauna, kai Mikelandželas paskiriamas Švento Petro bazilikos architektu ir jam jau yra 72 metai ir jis yra ką tik baigęs paskutinį teismą. Čia kažkur sušmežavo jisai, nebegrįšiu prie jo, visi žinom Siksto koplyčios Mikelandželo paskutinį teismą. Ir Vazaris pasakoja, kad popiežius Paulius III Dievo dvasios įkvėptas pakvietė Mikelandželą, nes jo šis labai atsisakinėjęs, nes architektūra nėra jo menas, kad jis per senas tokiam atsakingam darbui. Ir galiausiai popiežius jam rašė laiškus ir parodė medinį Sangalo modelį, kuris, tai čia įvairių statybų momentai, kuris yra išlikęs ir kažkur čia mano skaidrėse pasirodys. Yra tas modelis dabar eksponuojamas Švento Petro bazilikos palėpėje. Taigi, ir Mikelandželui buvo postumis imti šito darbo, būtent šitas medinis Sangalo modelis, nes jis jo pasibaisėjo, jo estetiniam išsilavinimu atrodė neįmanoma, jis labai sukritikavo tą projektą ir gavęs tokį besąlygišką popiežiaus palankumą, ėmėsi mažesnio formą, bet įspūdingesnio, teisingesnio, geresnio projekto. Čia jau Vazaris, aišku, visada Mikelandželo pusėje. Ir jis netgi nugriovė, kas sulaukė, reikėjo atlaikyti, buvo didžiulė kritika, kaip sakyti, kas čia per išlaidavimą, statai griauni ir panašiai, nugriovė ten jau pastatytus senojo Sangalo ir jo ten sūnėnų ir kitų Sangalo deambulatoriumą nugriovė impozantiško dydžio, praplėtė sienas ir tarsi grįžo atfontės prie Bramantės projekto. Tai pirmasis jo darbas buvo sutvirtinti kupolo pilestrus, tada iškelti kupolą, Mikelandželo eskizai,
Jisai labai šituo rūpinosi, ten buvo labai sudėtingų dalykų, daug tikrai labai intrigų, yra labai įdomūs šaltiniai, tikrai galima viskas publikuota dabar skaityti. Nu, pavyzdžiui, vieną iš tokių nesusilaikysiu nepacitavusi, kaip, pavyzdžiui, vyko toks, sakykime, meno komisijos posėdis 1551 metais, kur ten konkretus kardinolai Salviati ir Červino reikalavo Mikelandželo pasiaiškinti, kaip jisai drįso nugriauti ten ir vėl iš naujo statyti, nieko neatsiklausęs ir su nieko nepasitardamas. Ir čia yra išlikęs Mikelandželo atsakymas, cituoju: "Nesu įpareigotas ir nesiruošiu niekam, nei jums, ponai, nieko atsiskaitinėti apie tai, ką privalau ir noriu daryti. Jūsų užduotis yra gauti pinigų ir jais rūpintis, bei apsaugoti nuo vagių, o fabriko darbus patikėjote mano atsakomybei." Fabrika di San Pietro, fabriko darbus, čia tas garsiosios bažnytinės dirbtuvės, kurios ir įkūriamos būtent statybų, Petro bazilikos statybų metu ir veikiančios iki šiol. Fabrika di San Pietro yra seniausios bažnytinės dirbtuvės pasaulyje. Na va, tai toks užtikrintumas ir jo intuicija lėmė, ir dar jo toks visiškai ekonominis nesuinteresuotumas, nes kaip rašoma, kad ten Sangalo giminė visi ten lobo, pralobo ir tarpo tų statybų metu, tai Mikelandželas buvo asketas, tai irgi dėl Dievo meilės ir be atlygio jisai dirbo, taip sakoma, na ir tai irgi lėmė tą tokią sėkmę. Tyrinėtojai pastebi, kad Mikelandželo neįtikėtinai ekonomiškai ir pragmatiškai sugebėjo komplikuotą Sangalo pastato organizmą transformuoti į aiškų ir paprastą statinį. Tai galėjo padaryti, rašo tyrinėtojai, tik skulptorius, gebantis minkyti ir išrasti organišką formą. Portikas ir kolonada, panašus į Panteoną, leido matyti kupolą iš aikštės, kas labai svarbu, nes kupolas tai yra simbolis, jis gaubia kaip dangus, gaubiantis Švento Petro kapą. Na ir tikrai visokiojopai gyriamas yra Mikelandželo įsiveržimas ir šitų darbų užbaigimas. Modelius matome, medinį modelį Mikelandželo, 58-61 metai, o mirė jis po 3 metų, būdamas beveik 90 metais. Na ir nors jis tikrai neslėpė savo susižavėjimo Bramante, bet taipogi nemažai ir pakeitė projektą. Čia kupolo vaizdai ir Švento Petro bazilikos vaizdai. Po Mikelandželo mirties 1564 metais darbus perima 2 architektai, Giacomo Barozzi, vadinamas Vignola, ir Piero Ligorio. Tada dar popiežius Grigalius XIII įdarbina Giacomo della Porta maždaug po 10 metų. Šis energingai ėmėsi baigti interjero statybos darbus, realizavo 4 koplyčias, išgriovė chorą, įvairiausius ten, žodžiu, darė irgi dalykus. Na ir galiausiai reiktų konstatuoti, kad gigantiškas darbas buvo tos jau suvesta, viskas suveista, dar nėra, kad jau paskutiniai potėpiai uždėti, būtent Giacomo della Porta ir Domenica Fontana ir 600 darbininkų, kurie dirbo dieną ir naktį dėka. Taip, ir Giacomo della Porta taipogi prisidėjo ir prie Mikelandželo kupolo užbaigimo, buvo įdėtas paskutinis akmuo. Žodžiu, jis laikėsi to projekto, bet šiek tiek jį, tą Mikelandželo kupolą, vis tiek vadinasi, mes vis tiek sako Mikelandželo kupolas, bet Giacomo della Porta dėl grinai inžinerinių dalykų, dėl svorio dalykų, dėl tų atraminių dalykų kupolą šiek tiek paaukštino, kad jis tuos 4 pilastrus, kurie yra adekvačiai, žodžiu, į juos remtųsi. Tai va čia yra tas didysis jo darbas. Na va, ir 1590 metais, birželio 19 dieną, įdėtas paskutinis akmuo į kupolo pabaigtuves, kupolas užbaigtas. 1605 metais mirė popiežius Paulius V.
Tada Švento Petro bazilikos darbai pradėti, užbaigimas, vis dar tas užbaigimas vykdomas atsižvelgiant į visuotinio bažnyčios tridento susirinkimo reikalavimus, naujas direktyvas, ten šiek tiek vyksta judesio viduje, nugriaunamos ten tam tikros tokios apsauginės sienos, kad būtų labai geras matomumas, kad ta bazilika būtų daugiau kaip vienanavė, nes tridento liturgijai labai svarbu matomumas, kad būtų matoma, kad nebūtų suskaidoma. Bazilikos centrinė nava, galima sakyti, plotų buvo taip padidinama. Žodžiu, tai dėl tos liturginės pirmiausia tikslo ir funkcijos. Nu ir štai, kaip sakiau, galutinis potėpis tenka Gian Lorenzo Bernini. Tai jau yra baroko epocha, mes ją įžengėme, nuostabaus talento menininkas ir jam teko užduotis harmonizuoti pagrindinius bazilikos kūno dėmenis, tai yra Mikelandželo kupolą, Maderno fasadą ir vidų galiausiai užbaigti. Taigi jis atėjo Berninis iš Švento Petro fabriką 25 metų, ėmėsi pirmiausia kurti tą ciborijų baldakimą ir po to griebėsi kolonados, garsiosios kolonados, kuria čia ir yra, šitą aikštę juosiantis apglėbiančios tokios kaip rankos. Jis Berninis, tai paskutiniai potėpiai, paskutiniai akcentai, kurie išlieka, ir dar pačios bazilikos dekoras. Pačios bazilikos dekoras dėl to, kad visi marmurai, ritmas, puošybiniai elementai yra Berninio dėka. Šitoje milžiniškoje šventovėje žmogus nesijaučia slegiamas, nesijaučia sutrekštas, nes jisai siekia, kad ritmai, medžiagiškumai, marmurai, įvairūs faktūros suteiktų, ne tas žodis jaukumo, bet būtent, kad apgautų, kad netrodytų mums tas toks traiškanti didybė, bet būtent didybė meniška, teisinga. O aikštės studijos pasirodo 17 amžiaus viduryje eskizai, apie 1656. Jis labai norėjo ir privalėjo atsižvelgti į du reikalavimus Berninis: liturginę aikštės funkciją, tai yra tikinčiųjų susirinkimo vieta, buvo, yra ir bus, palaiminimų lodžia, čia kur išeina popiežius laiminti, ir tada kad estetinė funkcija, aišku, labai svarbi estetinė funkcija, integruoti Madernos fasadą, kuris šiek tiek buvo tarsi toks pergriozdiškas, ir išryškinti kupolo vaizdą, ir išryškinti, šiek tiek užmaskuoti fasadą ir išryškinti kupolo vaizdą. Tobulos Berninio aikštės proporcijos, kolonados kaip bendruomenė apglėbiančios rankos, per obeliską einanti kompozicijos ašis, du simetriški fontanai. Štai Grasenose piešiniuose, bet tai viskas išlikę, viską galima dabar pamatyti. Visa tai buvo įgyvendinta ir ta įžengus mažomis viduramžiškomis gatvelėmis į Švento Petro aikštę, Via Conciliazione, šitos gatvės nebuvo, nutiesta Musolinio laikais, taigi tikrai mažomis viduramžių gatvelėmis įžengus į šitą didžiulę aikštę visiems atimdavo žadą, jis tokio tarsi siekė ir tos nuostabos, tokio efekto. Paskutinis Berninio darbas Švento Petro bazilikoje buvo Švento Petro katedra, tai yra sosto vieta, ten tolumoje, štai čia tie Berninio dekoro paskutiniai potėpiai, Švento Petro katedra, ten štai čia jį baldakimas pirmiau, o katedra pats paskutinis jau netgi po aikštės chronologiškai, jeigu sakysime. Tai katedra, tas Petro sostas, viena svarbiausių bazilikos relikvijų, apie ją dabar nekalbėsiu, ji yra patalpinta štai čia tokiame bronzinėme soste, kurį laiko 2 vakarų bažnyčios ir 2 rytų bažnyčios tėvai.
Tai čia yra tas katedros altorius, taip vadinamasis, o čia jau pagrindinis altorius, iškylantis virš Petro kapo, ant šio altoriaus mišias aukoja tik tai popiežius. Ką mes dar galime, baigdami šią paskaitą, pasakyti, tai gal tokios šiek tiek skaičių. Skaičiai būtų tokie, taip, kad su Berniniu baigėsi Švento Petro bazilikos statybos ir puošybos darbai, bet toliau vyko altorių kūrimas, tapytos drobės, didžiosios drobės, kurios buvo tapyba, pakeistos mozaikomis. Dabar visi paveikslai Švento Petro bazilikoje yra mozaikos. Kol nepasakai, žmonės nepamato, nes tokios smulkelytės, kad atrodo kaip tapyba. Taigi tapytos drobės pakeistamos mozaikos, antkapiniai paminklai, kai kurie tikrai yra tikri šedevrai, to paties Berninio gal net ir du ten, ir netgi neatsimenu, kiek dabar yra Švento Petro bazilikoje. Na ir pastatytas 18 amžiuje zakristijų kompleksas bazilikos kairėje, taipogi nugriauta paskutinė konstantiniškoji senoji rotonda, kurią atsaugojo iki 18 amžiaus pabaigos dar tikintieji. Ir skaičiai. Švento Petro bazilikos ilgis yra 200 metrų, skliauto aukštis 44 metrai, kupolo aukštis 133 metrai. Bazilikoje yra panaudota 500 marmuro rūšių. Joje ji talpina apie 60 000 tikinčiųjų. Ir aišku, reikia paminėti, ir mokslininkai rašo apie minią nežinomų ir niekur neminimų meistrų ir darbininkų, kurie puošdami Švento Petro baziliką praleido čia savo gyvenimus, ir kai kurie, aišku, ir žuvo, nes tai statybos sunkus darbas ir rizikingas. Tai mūrininkai, vitražistai, staliai, akmentašiai, dažytojai, mozaikų meistrai. Jie čia dirbo, jie čia viską kūrė savo rankomis. Na, o kągi, šitą savo pasakojimą, istoriją pradėjo, ir aš tada baigiu priminimu, kad viskas prasidėjo nuo kuklaus Galilėjo žvejo, kuris atvyko į Romą skelbti evangeliją prozelitams, kurį nužudė Neronas, ir šitas statinys tapo daugybės reikšmių ir simbolikos kupina pilna šventovė, kurios kupolė užrašyta, Mikelandželo kupolė užrašyta: o aš tau sakau, tu esi Petras uola, ir ant tos uolos aš pastatysiu bažnyčią. Ačiū uždėmesi. Gal turite klausimų? Labai ačiū, Sigita, tikrai nuostabi kelionė nuo seniausių laikų iki vėlyvojo baroko. Aš noriu paklausti, o ar Šventojo Petro palaikai grįžo į tą vietą, kur jie yra dabar, gal taip, kokiam yra sarkofage? Jo, jie labai keistai, taip, jie yra toje vietoje, prie to raudono mūro, ant tos senosios Gajaus trofėjo travertino, man atrodo, ten yra ta plokštė, bet kažkodėl sudėti į atskirus maišelius. Tai tą veda ir visi gidai pasako ir rodo, nežinau kodėl, tikrai ne kaip nors ten kokiai karste ar vienam, bet nežinau, matyti, ten tiek jau buvo norėta įsitikinti ir ištirti. Taip, tai yra tikrai ten, toje vietoje senojoje, bet sudėlioti 20 amžiaus tyrėjų į, nepamenu, 6 dėžutes, man atrodo, 6 dėžutes. Ir dar dėl tų įrašų įdomu, ar galų gale toje archeologija tuos įrašus ištyrinėjo, nebejotinai. Taip, yra Gvarduči atskira knyga, viskas tikrai dabar yra publikuota bibliotekos, ištyrinėjo, o tas Petrus Eni, čia yra Petras, tai jis yra netgi dabar tokios jau virtualios parodos Švento Petro bazilikos palėpėje pirmą kartą jubiliejiniais metais įrengta, kaip sakoma, įveiklinta, įrengta, pritaikyta lankymui Švento Petro bazilikos palėpė, kurioje ten daugiau toks virtualus pasakojimas sukurtas, bet irgi būtent vadinasi, čia yra Petras, Petrus Eni. Ačiū.
Gal dar turit klausimų? Aš dar pabaigsiu vaizdus, kol kas gal jeigu galvoja klausimą. Štai šiek tiek tokiam apibendrinimui, kaip keitėsi Bramantės ir bandymai kitų. Čia iš įvairių dar kartą į Konstantiną, prašau. Čia yra, Sigita, klausimas, ar yra galimybių pamatyti, kas šiuo metu yra po bazilikos grindiniu? Taip, yra galimybė pamatyti, kas šiuo metu yra po bazilikos grindiniu. Tai iškart rekomenduoju, reikia nueiti į internetą ir, pavyzdžiui, tiesiog įsivesti į Google katakombos, Švento Petro bazilika katakombos, ne grotos, nes grotos yra lankoma vieta be jokių, kaip sakyti, bilietų, be nieko, tiesiog ateini į baziliką ir ten rodo, kaip rodyklės, ar į kupolą nori kilti, ar į grotas. Grotos, kurias irgi būtinai aplankyti, ten yra lietuvių koplyčia, Vytauto Kazimiero Jonyno pastatyta viena tik iš 5 nacionalinių koplyčių, bet į tuos skavį, į tuos kasinėjimus, į tuos, vadina jas kasinėjimai, katakombos, ten reikia rezervuoti laiką, ruošiantis į Romą, labai patariu prieš gerą mėnesį, nesileidžiama tik mažomis grupelėmis, augant, ten vis tiek visi kvėpuojam, prakaituojam, taip toliau, labai reguliuojamas yra eismas, tai vat jau norint patekti į tas pačiausias katakombas, čia Sangalo maketai, į tas katakombas reikia iš anksto registruotis. Palaukit minutėlę, aš dabar dar tada pašėrinsiu savo visą ekraną ir parodysiu jums vieną dalyką, gal ir naudingą, net jeigu kas nesiruošia į Romą ar nemato. Taip, ekranas, rodykis. Rodosi ekranas. Matom tik tai daug Švento Petro bazilikos. Gerai, o dabar matot zoomas, taip? Dabar matom zoomą, taip. Gerai, sekundę, tai noriu toj parodyti, aktualioji dailėtyra. Oi, kodėl tu nori? Aha, va, štai kolegos, štai norėjau ką jums parodyti, matote, taip? Taip. Čia yra tas toks Microsofto kūrinys, kuris sukurtas būtent tos palėpės atidarimo proga, bet tikrai nereikia lipti tą palėpę. Šitas kūrinys yra ekrano naudojimas namie, sėdint namuose. Tai va pasižymėkite, Virtual Basilica San Pietro, bet gal ir Google'as išmestų tokią nuorodą. Nežinau, arba aš nukopijuosiu kažkaip, bet čia tikrai lengva visiškai surasti. Ir va, pavyzdžiui, štai... Girdit pasakojimą? Taip. Va. Truputį prašaliuosiu. Bramantes Dome. On April 18, 1506, Pope Julius II laid the first stone of the new Vatican Temple. Thus began crucifixion. In Caligula's circus, the first persecution against the nascent burial/trophy. Sigita, gal mes suprašysime, gal tą nuorodą galima siųsti ir mes ją įdėsim prie paskaitos tiesiog, kadangi jinai bus sumontuota ir paskelbta. Taip. Tai čia šitame puslapyje ne tik tai toks filmukas, bet tenai, kas paklausėt apie katakombas, tai yra, reiškia, esmė šito nėra ne tiek kažkoks edukacinis, interaktyvus projektas, bet jis yra labai, ačiū Microsoftui, už tokį paveldosauginis darbas. Dėl to, kad ji buvo nuskenuota su tais ten brangiausiais ten jau visokiais aparatais ir pavyzdžiui, mozaikos, kurios yra išbyrėjusios kai kurios kupolio, dabar restauratoriai mato. Arba, pavyzdžiui, tos katakombos, požemiai, taipogi jų visas nuskenavimas,
ta medžiaga yra labai naudinga būtent restauravimo, saugojimo ir pristatymo dalykams. Tai va čia aš pataikiau į filmuką, bet čia yra daug dalykų šitame puslapyje, kurį aš atsiųsiu Helmutui Šabasevičiui ir kuris pridės prie paskaitos ir ten, sakau, galima tyrinėti ne tik tai va tokį pasakojimą, kuris čia parodomas, bet ir tiesiog vaikščioti, žiūrinėti tas jau tokias moksliškesnės skanuotas tas visokias biogramas. Na, labai ačiū, Sigita. Dar pasiskaityk tuos komplimentus, kurių sulaukia iš mūsų klausytojų. Gerai. Čia prirašyta labai daug gražių žodžių ir visiškai viskam pritariu. Tikrai labai buvo įdomu klausyti. Gaila, kad to laiko neturim daug. Tai visiems dėkoju, taip pat klausytojams ir žinoma Sigitai už nepaprastai įdomią valandą ir primenu, kad kitos paskaitos taip pat bus anonsuojamos ir dauguma jūs vyks gyvai, bet mėginsim taip pat, jeigu bus poreikis, rašykit, mėginsim tada taip pat jas transliuoti tokiu mišriu būdu, taip pat ir nuotoliniu. Tai visiems labai ačiū, įrašą matyt užbaigsiu jau. Gerbiama ambasadorė, nuoširdžiai dėkojam. Labai puikiai paskaita. Labai jums ačiū. Prašom, džiaugiuosi. Ačiū nuostabiems klausytojams. Ir tikrai, žinokit, visos paskaitos šitas ciklas jau senai vyksta ir visada yra labai įdomu. Patys geriausi Lietuvos menotyrininkai darbuojasi jame. Ačiū labai. Ačiū, Sigita, kuo geriausios kloties, pasimatysim, tikiu, Vilniuje netrukus. Taip. O visiems linkiu gražaus vakaro ir laukiame kitose mūsų paskaitose, kurias remia Lietuvos kultūros taryba ir organizuoja Vilniaus dailės akademijos dailės istorijos ir teorijos katedra. Tai sudiev. Ačiū. Ačiū labai. Sudiev.